Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien nuostabus oras ir mūsų rankose muselinė meškerė. Ne toks dažnas svečias, bet kuo toliau, tuo labiau jin mums patinka. Žinoma, nesakau, kad darysime 1000 laidų apie muselinę meškerę. Turime ir plūdininkus, karšininkus, piningautojus, šeriautojus, mikromasalautojus, bet dabar metas pagalvoti apie kiršlius. Iš tikrųjų, pakankamai įdomi žuvis. Lietuvoje jos yra, tauri žuvis. Upėtakio pusbrolis ar pusseserė, kaip norite, taip vadinkite, bet jo žvejyba muselinė meškerė iš tikrųjų labai įdomi. Lietuvoje turime gražių upių, kuriuose gyvena ši puiki žuvis, dėl to karts nuo karto ją prisimename. Taip mes atrodome šiandien ir net nebijoju, kad turėsite gražų laiką kaip ir mes, nes ruduo, Vladai, turbūt pats metas museliniai meškeriai ir atsisveikinimui su kiršliam greičiausiai. Taip ir bus šioje mūsų laidoje, taip kad nepraleiskite, nes muselinė meškerė vis viena yra tokia pakankamai reta mūsų laidose, na, ji vis dažnėja, tai yra neblogai, o apie žūklę netrukus. Vėlyvas ruduo tai tas metas, kai upėse sujuda taurios žuvis. Žinoma, daugeliu jų negalima gaudyti, dabar draudžiama žvejoti lašišas, upėtakius, tačiau kiršlius žvejoti muselinę meškerę galima. Tikrai viena tauriausia ir gražiausia Lietuvos žuvų, kuri kimba žvejojant tik specialiu štai tokiu žūklės būdu. Daugelį meškeriotojų muselinė meškerė atrodo kosmosas, nors patikėkite manimi. Jeigu esate meškeriotojas, jeigu daugelį metų žvejote įvairiais žūklės būdais, jeigu suprantate ir įsivaizduojate, kaip skaityti upės, jose žvejodamas vobleriais, su kriukėmis, muselinė meškerė nėra kažkoks tai super stebuklas. Na, daugelis meškeriotojų pasakoja apie tai, kad muselinė kažkas panašaus į elitinę žūklę, kad muselininkai yra šiek tiek liaudiškai tariant pasikėlę, tačiau patikėkite manim, bičiuliai taip nėra. Pirmasis kiršlys ir mūsų laidos bičiulis Vladas Valukonis tai įrodo, kad, na, su Vladu nekartą žvejojame ne tik muselinėmis, tačiau ir spiningais ir vėlgi žvejojame šapalus ant dambų. Žodžiu, jeigu žvejoju įvairiais būdais, muselinė dabar vėlyvą rudenį būtų pats tas, jeigu nori ramybės, tylos, pakankamai gražių žuvų ir, žinoma, džiugiai pabūti prie upės. Net neabejojame, kad tie, kurie žvejoja muselinėmis, visas žuvis sugautas paleidžia, nes tų Lietuvoje taurių žuvų nėra tiek daug. Nors apie kiršlius negaliu pasakyti. Yra upių ruožai, kurių tiesiog knibždėti knibžda. Bet ten žvejoti kitais žūklės įrankiais nei muselinė praktiškai neįmanoma. Kaip matėte, ir giliai čia visiškai juokingi, vos iki kulniuko ir kur tik dabelė, kur akmenukas, ten stovi štai tokia įdomi ir prabangi žuvis kiršlys. Šiandien žūklę pradedame nimfomis, apie jas kalbėsime, apie patį nimfos pravedimą, kas tai yra per masalas, tačiau kažkas panašaus į mikromasalą, kuris yra leidžiamas pasroviui prie dugno. Tiesiog, kad užmetimas, žinoma, tokio mažo masalo neįmanomas be specialaus konosinio valo. O jeigu jau konosinis valas, tai žinoma ir muselinis kotas. Viskas tvarkoje, šiandien pradedama žūklė ir džiaugiamės, kad žuvis kimba, ne pačios mažiausios, kas svarbiausia, ir kimba pakankamai aktyviai. Taip, kiršliai prie žiemą pakankamai aktyvus, jie ruošiasi žiemai ir dabar pats metas jiem būtų prisiryti. Vėliau žiemą jie kūs, o pavasarį ruošiasi nerštui. Patikėkite, išties graži žuvis ir kaip matote, Lietuvoje yra štai tokių. Daugelis sako, maži kiršliukai. Na, žvejoti plonais valais, jeigu muselinės pavadėlis 1200 mm arba 1400 mm, traukti tokią žuvį, iš tikrųjų smagu. Tuo labiau, kad ir žūklės įrankis visai kitoks. Kur kas jautresnis nei spiningas, jis daugiau linksta ir malonumas begalinis. Tokia mūsų žūklės pradžia, pakankamai graži, rami, viskas tvarkoja. Ruduo toks, kad malonu būti gamtoje, tuo labiau, kad upėje yra taurios žuvies. Ir tai mums teikia begalinį malonumą ir tie, kurie galbūt užsiminėja muselinę meškerę,
taip pat žiūrėdami mūsų laidai neturi galimybę išvažiuoti, džiaugiasi kartu su mumis. Tokia ta upė Minija, apie žuklės įrankį nereikia čia galingo žuklės įrankio, 4 klasė, 9 pėdas pats tas, 4 klasės ir Rytutė, valiukas mūsų targetas, kuris meta iš tikrųjų puikiai. Apie įrankį kalbėti daug nereikia, jis pats kalba už save, tiesiog malonu žvejoti, malonu gaudyti ir galbūt, tokie kiršliai, kurie gyvena Minijoje, jie nereikalauja ypatingai aukštos klasės įrankio, tai yra, klasės turiu omeny aukštesnės nei 4, jeigu gaudytumėte merkį, ten taip jau ir giliai visai kitokie. Ten jau reikalingos ir labai sunkios kartais nimfos, nes ir giliai pakankamai dideli, ir vandens spaudimas didelis. Minijos aukštupys ramus, paprastas, praktiškai dabar visur braidamas, nėra šansų įsimaudyti ir super galingo žuklės įrankio nereikia. 4, tai pats tas malonumas, kaip traukiu žuvį. Apie masalus galiu pasitikyti tiek, kad kiekvienoje upėje dirba sava spalva, savi masalai, bet štai mininiai masalai tai vis dėlto daugiau vadinamieji olivetai, tamsios alyvuogės spalvos masalai ir lygiai taip pat nimfas, lygiai taip pat ir šoniplauko imitacijos, už kurias dėkojame Šarūnai, mūsų bičiuliui iš Kauno, kuris rūpinosi mūsų laida, kad mes turėtumėme ant ko žvejoti ir žinoma Vladui Valukonį. Tai yra 2 žmonės, kurie riša mum muselės, vienas, kuris moko žvejybos ypatumų, nes 3 metai museliniai, bent jau ką darau aš, tai yra 0. To labiau, kad tenka žvejoti pačiais įvairiausiais žuklės įrankiais ir rodyti laidas apie, ką įmanoma. Ir muselinėje netiek daug lieka laiko, bet, kaip jau sakiau, tai vienas iš maloniausių žuklės būdų. Kai jį supranti, viskas pasidaro pakankamai paprasta, ramu, o žuvų Lietuvoje, patikėkit, manim yra. Tai apie masalus, štai, tokiam nimfutėm šiandien ir gaudėm. Tokios murzinas spalvos, žemaičiai jas vadina netgi murzėmis, žalios, žalsvas. Ir labai puikiai dirba, jau keletą kartų mums dirbo štai šį surištą krevetę. Galima gaudyti ne vien tik tai, pavyzdžiui, ne vien tik tai prisirišus nimfą, bet šalia ant trumpo pavadėlio, ne šalia, per pusmetrį ant trumpo pavadėlio prisirišus galima naudoti štai tokį dalykėlį. Tai yra šoniplauka ir ji bent jau šį rudenį mums dirba puikiai, praktiškai visos didžiausios žuvis sugautos ant jos. Tai tiek trumpai apie masalas, nes, kaip jau sakiau, matėte mūsų laidas bičiulis Vladas nerimsta, purškė, jau pagavo pirmąsias žuvis. Vadinasi, yra skridimas, matome vieną kitą seidžią, tai yra medvežiuką, apie kurias vėliau pakalbėsime. Ir metas įsijungti į dar spartiškesnę žuklę, kuri toje pačioje upėje gali atrodyti visai kitaip. Taip, gali atrodyti kitaip. Muselinė žuklės klasika, žinoma, nėra nimfavimas, apie kurį kalbėjome. Vis dėlto sausa muselė yra turbūt pats gražiausias ir įdomiausias žuklės būdas. Kodėl? Todėl, kad tai iš tikrųjų labai gražu, matai kiekvieną žuvies prisilietimą. Apie tai pakalbėsime. Dabar, kaip matote, muselė iš tikrųjų neišvaizdi ir yra purškiama specialiu silikoniniu tepalu. Kam? Tam, kad kuo mažiau gertų į save vandens, beje ir muselė surišta taip, kad plauktų vandens paviršyje. Ne taip kaip nimfas, su, kaip matėte, svorio galvute. Kad plauktų paviršyje, o silikonas padeda tiesiog išlaikyti muselę kuo ilgiau vandens paviršyje, kad ji neskęstų. Tai taip gražiai atrodo plaukianti musė ir dar gražiau atrodo kibimas. Bulktelėjimas, žodžiu, tu matai kiekvieną žuvies pakilimą, jeigu skaidrus vanduo, priplaukimą prie tavo muselės, įsižiūrėjimą, paėmimą, turbūt nėra tokio žuklės būdo, kad vizualiai turėtum kontaktą su žuvimi ir pakankamai ilgą laiką. Žinoma, pamatai kartais, kaip tavo blizgiai atsivėja lydeka, kaip, nuo paviršiaus tavo karkvabalį griebia šapalas, tačiau žvejoti muselinę, jausti kiekvieną žuvies prisilietimą, bulktelėjimą, pakilimą, nežinau, turbūt gražiau nieko nėra.
Kiršliai Minijos upės aukštupy nėra patys didžiausia. 29, 33, 35 cm tai jau skaitomai pakankamai didelis kiršlys. Lietuvoje turbūt didžiausi kiršliai gyvena Merkio upėje. Ten juos ir žvejoja muselininkai iš Vilniaus, Kauno, iš apylinkių. Bet Minijoje gražu dėl to, kad žvejų čia pakankamai mažai ir vaikščiodamas visą dieną gali sutikti vos vieną kitą muselininką. Ir tai dažniausiai savaitgalis. O vidury savaitės ramybė. Ramybė todėl, kad ir žvejyba tampa graži, maloni ir paprasta. Taip atrodo tipinė vieta, kurioje reikėtų žuvauti nimfą. Jeigu kalbėti, kaip žuvauti, turbūt matėte, kad tai yra metimas pasroviui, ieškojimas dabelių, perkritimų, pagilėjimų, dažniausiai po slenkščių, ten, kur vanduo suramėja ir vėliau štai taip valo rinkimas, tai yra masalo pravedimas palei dugną. Bent jau pradedančiam meškeriotojam, kurie pradeda žvejoti, tikrai siūlyčiau, jeigu užsiminėjote muselinę meškerę, pradėti nuo nimfinės žuklės, kad bent jau suprastumėte, kas tai yra, kas yra kibimas, kas yra patempimas ir daug lengviau atidirbti metimus nimfą, nes sausa muselė, šiandien mes gaudysime sausa muselė, tikiuosi, jeigu kažkas įskris ir pasirodys. Bet sausa muselė reikia daug musikuoti, daug džiovinti muselę, pravedinėti, kad ji nebrėžtų vandens, ten pakankamai sudėtingo. Čia kažkas tai panašaus į lengvą dugninę meškerę mikromasalą, kuris yra pravedamas muselinės meškerės pagalba. Žodžiu, tik tai skirtumas tas, kad daug klasiškesnis, gracingesnis metimas, paguldymas masalo ten, kur jūs norite, prilaikymas, jo pravedimas, srovė ištaiso visas klaidas ir viskas. Apie masalus tuoj pat netrukus, nes kaip jau matau, mano bičiulis Vladas keičia gaudimo stilių, nes tie, kurie žvejoja muselinę meškerę ir jeigu yra galimybė žvejoti sausa muselė, žinoma, tai kur kas efektingiau, įdomiau. Bet svarbiausia, kad čia ne kiršliai kimba ir ką mes norėjome įrodyti, kad dabar tas metas, kai galima pradėti juos gaudyti, visi muselininkai, kurių netiek daug Lietuvoje tai žino, o kar jie nori pradėti, kaip visada pasikartosiu, be mokytojo pradėti labai sunku, bet tai toks žvejybos būdas, kad širdis dainuoja žiūrint į tokią gamtą, nesutinkat nei vieno žmogaus, niekas nesėdi su plūdėm, su dugniniam, o tu tiesiog džiaugiesi mirštančią rudeninę gamtą. Štai šis mostas, kurį ką tik matėte, nėra ypatingai svarbus, tačiau jeigu žvejoja sausa muselė, svarbiausia ją išdžiovinti. Dėl to galiu išmesti iš karto, bet meškeriotojas tiesiog virš galvos keletą kartų pravedina muselę, nuo jos nubyra vanduo ir vėl, ir vėl, ir vėl. Kiekvieną mūsų sausos musės prisilietimą prie vandens lydi kiršlio kibimas. Smagu, patikėkite manim. Ir kas įdomiausia, kad štai dabar mirštančiai gamtai ir mirštančiam rudeniui, nusidažiusiam pačiais gražiausiais auksiniais lapais ir spalvomis, kiršlių metas pats geriausias. Tiesa, jeigu tik pradės lyti ir kuo daugiau lis, to vandens taps drumstesnis, to taps daugiau ir žvejyba baigsis. Baigsis tai baigsis. Svarbiausia, kad tokios žuvies turime, svarbiausia, kad ją gaudame, svarbiausia, kad ją paleidžiame ir džiaugiamės puikiais kiršlių rudeniniais kibimais. Dar vienas pastebėjimas. Muselininkas prieš paimdamas žuvį, kaip matėte, pradžiai sušlapino ranką. Šiek tiek ją palaiko vandenyje, kad žuvis negautų termošoko, nes vis dėlto
Vandens temperatūra tokia pati kaip ir žuvies 10-9 laipsniai, o žmogaus 36,6. Dėl to šiek tiek atšaldžius ranką, kad ji nebūtų sausa, kad ji būtų drėgna, paimame žuvį rankai, atkabiname ir paleidžiame. Taip, žuvis gauna kur kas mažiau streso, šoko, na ir žinoma, lieka toliau gyventi, džiaugtis upėje, nešti, dovanoti upėje gyvybę, gimdyti vaikus ir džiuginti mūsų visus meškeriotojus. Kodėl sausa muselė? Todėl, kaip jau minėjau, kad pastebėjome, kad žuvis tiesiog pradėjo bulkuoti, tai yra matosi vandens paviršiuje vienas kitas bulptelėjimas, vadinasi, kažką renka nuo vandens paviršiaus. Muselininkas turi būti ir entomologas, tai yra pakankamai geras vabzdžių mokslo žinovas. Taip. Atrodo keista, tačiau visi prie upės stebi, kas skraidžia, kokios spalvos skraidžia. Ir netgi žino visus pavadinimus. Na, kol kas man tai dar tolima ateitis galvoju. Bet kai vyrai pamato ir pradeda vardinti visokius pavadinimus, keista darosi. Ir būtent jie žino netgi, ką surišti, kokiu metu laiku, kas skrenda, kokia masalo ir vabzdžio imitacija turėtų būti ir, kaip nebūtų keista, pataiko. Todėl, kaip jau sakiau, dar reikia ne tik mokėti muselinę, meškerioti, mėtyti, nors tai yra atidirbama pievoje, elementaru, bet ir reikia suprasti, skaityti upę, kuriuose vietose stovi žuvis, kodėl būtent tokiu metų laiku čia, kodėl vasara čia, bet idėja tokia – grožis neeilinis. O žvejot muselinė turbūt viena gražiausių ir įspūdingiausių žuvlių, kokią tik galima įsivaizduoti. Antroji mūsų dalis, kaip supratote, buvo skirta sausai museliai. Na, muselės galite pažiūrėti patys, bet idėja tokia, kad kiekvienas muselininkas rišasi muselės pats, ko kol kas nedarau aš. Ir daugelis žmonių patarinėja pačius įvairiausius dalykus, tau tiesiog ryšą dovanoja, tas muselis daugėja. Ir idėja tokia, kad pamatėte skrendantį kažką tai panašaus į tai, ką turite dėžutėje ir dedate. Rudenį dažniausiai skraidžia medvedžiukai, vadinami seidžiais, tai tamsios, rusvos spalvos masalais, jais dažniausiai ir gaudama. Bet, kaip matėte, nesulyginamas dalykas su nimfa, nes matai kiekvieną žuvies priėjimą, iškilimą, bulktelėjimą, smūgį, ir tai be galo malonu. Džiaugsmas begalinis, šiandien puikiai praleidome su Vladu laiką. Pažvėjojame taip, kaip senai bebuvome žvėjoję, Lietuvoje pasirodo yra ką veikti. Ir, patikėkit manimi, kad tokia žuklė palieka, negali burnytę užsičiaupti, palieka tokių gražių įspūdžių, kad belieka pasakyti, tikrai mes dar šiemet sugrįšime prie mūsų upio ir dar žvėjosime muselinę meškerę. Na, o dabar visiems jums svarbios, kaip visada, žuklės naujienos. Na, šio laidoje norėčiau pristatyti karščiausią naujieną. Tai yra naujas kvėpuojantis Romados kostiumas, kuris kartu su kormoranu yra ištobulintas, pagamintas pagal lietuvių prašymus. Būtent žieminis kostiumas yra 2 dalių, labai lengvas, kvėpuojantis, dar pasikartosiu, labai minkštas. Visur yra detalės, kurios liečiasi prie odos, yra flysinės, kad nedirgintų ir būtų malonu. Yra labai daug kišenių. Tiek rankom iš priekio, tiek šitaip, tiek viduj. Dar viena naujiena, kad viduj yra įsiūtas specialus toks diržas, kuris užsisega striukės viduje. Ir jeigu jūs ar slidinėjate, ar medžiojate, ar parkritote ir pakliuvo sniegas ar tai vanduo į vidų, jisai sustabdo. Šita pusė yra specialia medžiaga išsiūta, kad nesušlaptų ir nepakliūna aukščiau. Tuom sustabdo viską. Taipogi visas oras sušilęs nuo jūsų kūno išlieka visą laiką viduje ir jūs irgi taipogi dvigubai šildo. Daugelis, kas turi atmoso kostiumą, šitie kostiumai yra paimtas už pagrindą ir ištobulintas dar daugiau. Kelnės irgi yra ypatingai aukšto iki pat smakro. Yra papildomos kišenės įsiūtas, yra kam reikalinga. Kada jūs žvejojat, pasidaro šilta, jūs atsisakstot ir krūtinė dažniausiai prapučia ir jūs sušalat.
Šito išvengiant ir mes paaukštinom viršų, kad viskas būtų uždengta. Tiek nugara, tiek priekis. Yra tikrai daug kišenių, galima įsiverti ir diržą, nors yra specialios gumos, kurios suspaudžia. Kelnes nenusimaunant galima užsimauti ir nusimauti batus prie mašinos atėjus, atsitraukus štai šoną, išsiplečia. Visos kelnes yra šiltos, ne tik dalis, bet visos šiltos, būtent skirta žiemai. Yra ypatingai kvėpuojantis ir dar pasikartosiu, kad labai lengvi. Manau, atvykę į parduotuvės, apžiūrėkite būtinai šitą kostiumą. Na, prie tokio kostiumo tikrai reikia susimastyti apie rimtus angliškus batus, kuriuos gali dabar rasti jau parduotuvėse. Štai mano rankose Pisces modelis, jis yra iki kelio, yra labai šiltas, veltinis išsitraukia, jį galima atskirai skalbti, galima juos ir atskirai, kas turi iš anksčiau nusipirkę su dylo, galite atskirai nusipirkti. Yra dvigubi padai, yra specialus protektorius, jeigu ant ledo yra vandens, kad neslidinėtumėt, yra specialiai padaryta taip, kad jūs galėtumėt ramiai vaikščioti. Yra dvigubi padai, kad tikrai nesušaltų koja. Yra skirti iki -45. Pas mus tokių temperatūrų aišku nėra, bet guma yra minkšta ir atlaikys tikrai visus šalčius. Kitas modelis yra viskas tas pats, tik tai specialiai paaukštintas viršus, kad dengtų kelius, ypač tie, kas kelių sąnariai skundžiasi skausmais, kad šąla, perpučia, yra skirta tam, kad galėtumėt uždengti kelius, jie būtų šilti ir galėtumėt atsiklaupti. Ir tiek medžiotojams, tiek žvejams yra labai patogi ir lengvi. Norėčiau nudžiuginti spinigautojus, kadangi Daivos firma pristatė naują guminukų seriją, tai yra Sonic Shad lūrės. Jie yra štai tokie skaidrus, viduje yra speciali holograma, galvakablis įlietas iškart į vidų, yra raudongalviai, yra 10 cm, 8 cm, labai minkštos plastiko, stipriai vibruojantis ir imituoja sužeistą žuvelę. Kiekvienas plėšrūnas tikrai susidomės. Na, kormoranas pristatė naują gaminį, tai yra varlytė. Kaip žinia, kad lydekos ypatingai mėgsta tas varlytes, kurios plaukioja, o privalumai yra to, kad jinai, kada jūs traukiate, kojos pulsuoja. Atrodo tikra gyva varlė. Ir koks privalumas, kad yra dar 3 šratai. Į priekį, jeigu yra mažas gilis, įdedat mažą šratuką, kad ten truputį tik prinertų. Jeigu yra reikalingas į didesnį gilį panardinti, dedate didesnį šratuką. Yra 3, pasirinksit kokį reikia. Sveria visą sistemėlę tik 35 gramus ir yra 13 cm ilgio. Tai labai tinka tie, kurie iš valčių velkiauja. Na, šios savaitės Romados akcija skirta Ultimato žieminiam kvėpuojančiam kostiumui 2 dalių, su labai šilta striukė ir lengva ir aukštom žieminiam šiltom pilnai kelniam. Šią savaitę sutaupant net 100 litų galite įsigyti už 299 litus. Antroji akcija skirta štai tokiai Zepko kėdutei, labai kompaktiškai susipakuojanti, turi atlošėlį ir pernešimui dirželį. Unikalumas tom, kad turi laikiklį meškerėm po kojom ir šią savaitę tik 35 litai. Na ir papildoma Romados akcija nuolaidų kortelių turėtojams. Visą šią savaitę aukštos kokybės vokiečių gamybos anglies pluošto Sportex pinigams 50% nuolaida. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Kaip smagu po mišką palakstyti. Ai, iš tikrųjų tai smagu su musilinė meškerė praleisti štai taip laiką gamtoje su geru bičiuliu. Prie upės, kur nesitiksi nei vieno žmogaus, kur yra taurios žuvies, ne tiek, kiek norėtųsi, bet svarbiausia, kad jos yra.
ir kad kiekviena pagauta ir paleista žuvis palieka neišdildomų įspūdžių ilgam. Gigantų nepagavome, dėl to, kad visą laiką aplinkui malasi kamera, bet taip ir turi būti. Taip, kad jeigu sugalvojate ir dar širdyje esate tas žmogus, kuris mėgsta gaudyti muselinę meškerę, dabar pats metas. Nei žvyra, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės.